Legenda apie Veliuoną. Legenda pasakoja, kad Veliuonoje esąs užkeiktas dvaras ir gražuolė panelė. Kartą dievobaimingas žmogus ėjo keliu tarp dviejų kalnų į bažnyčią. Tam tarpukalnį jis pamatė gražią ir mielą panelę, stovinčią prie skrynios. Prašau, pabučiuok mane. Visai prašė ir skrynios turtais gundė. Bet žmogus tik nusispjovė ir tarė: kad tu prasmegtum manęs negundžiusi. Po tokių žodžių žemė atsivėrė, pana suaimanavo ir grimzdama pasakė: Be gailesčio tu žmogus. Galėjai mane išgelbėti ir visą dvarą. O dabar teks kentėti dar 700 metų. Iki šiol apie tą panelę nieko negirdėti. Vis dar nepraėjo užkeikties metai.